Pameni bananą už 6 milijonus. Tai dabar įsivaizduok. Nematoma skulptūra už 18 000, o tuščia drobė už 84. Šiandien papasakosiu apie keisčiausius kūrinius parduotas už neįtikėtinas sumas. Italų menininkas Salvatore Garau aukcione pardavė nieką. Na, iš tikrųjų, skulptūra, kuri fiziškai neegzistuoja. Nematomas meno kūrinys pavadinimu Aš esu kainavo net $18 000. Menininko teigimu, kūrinys egzistuoja tik mūsų vaizduotėje, o jo tikslas priversti susimastyti apie tuštumą ir pasaulio perpildymą vaizdais. Bulvės nuotrauka juodame fone už milijoną. Fotografas Kevin A. Bosch yra žinomas dėl garsenybių portretų, bet vakarienės metu jo svečią taip sužavėjo pakabinta bulvės nuotrauka, kad svečiais nusprendė už ją pakloti visą milijoną. Puiki fotografija ar tiesiog per daug vyno? Pats A. Bosch sako, kad bulvės jam yra tarsi žmonių portretai. Iš pirmo žvilgsnio visos jam atrodo vienodos, tačiau geriau įsižiūrėjus, kiekviena yra unikali savo forma, tekstūra ir charakteriu. Tokiu būdu fotografas per paprastą bulvę perteikė idėją apie mūsų pačius panašumus ir subtilius skirtumus. 2018 metais Banksy paveikslas Mergaitė su balionu buvo parduotas už $1,5 milijono, tačiau vos jį įsigijus paveikslas buvo automatiškai suplėšytas rėmuose paties autoriaus įmontuotų mechanizmų. Taip Banksy iš anksto pasiruošė atveju, jei kūrinys kada nors patektų aukcioną. Būtent toks ir buvo jos sumanymas. Pirkėjo kūrinį pasiliko ir neapsiriko, po kelių metų jis buvo perparduotas už 25 milijonus. 2011 metais fotografas Andreas Gursky padarė Reino upės nuotrauką. Čia matosi tik dangus ir žolės įrėminta upė. Ir tai buvo parduota net už 4 milijonus. Ar ji tiek verta? Kai kas mano, kad svarbu ne pati nuotrauka, o menininko autoritetas. Pats autorius yra žymus vokiečių fotografas, kurio garsiausia nuotrauka pavadinimu 99 centai laikoma viena įsimintiniausių šiuolaikinės fotografijos kūrinių. Kaip manai, kuris meno kūrinys buvo vertas tos sumos? Jei nori antros Reelso dalies, kuriame pasidalinsiu dar keliais tokiais keistais parduotais kūriniais, rašyk komentaruose noriu.